Teleobjektyvai. Na, kas tai yra? Tai jeigu laikyti standartinį 50 mm židinio nuotolio objektyvą, standartiškai, kaip mato žmogaus akis, tai iš esmės tie objektyvai, kurie juntamai pritraukia ir yra vadinamieji teleobjektyvai. Ką reiškia tas židinio nuotolis? Na, židinio nuotolis tai reiškia atstumą, kiek yra optikos, toksai galbūt hipotetinis labiau kelias nuo objektyvo priekinio stiklo iki juostelės arba jutiklio. Tai čia matote 50 mm. Tai iš esmės šito objektyvo židinio nuotolis yra 50 mm. Na, čia toks labiau istorinis yra, kaip sakyti, žymėjimas. Istoriškai taip susiklostė, kad taip žymėjo fotografai. Bet mes galim laikyti šitą objektyvą vienetų. Na ir paskui tos milimetrus daugindami maždaug įsivaizduoti, kiek mes pritrauksime. Kaip sakyt, optikoje tie milimetrai nelabai ką reiškia šiais laikais. Bet galim pasižiūrėti, kad 28 mm objektyvas linzių pagalba yra, kaip sakyt, gaunasi kaip prailgintas. Ir kaip matote, vos net dvigubai ilgesnis už 50 mm. Arba, pavyzdžiui, toksai visai didelis objektyvas, jisai vos yra maksimalus jo židinio nuotolis, yra vos 35 mm. Bet galim pažiūrėti, beveik 5 kartus yra ilgesnis už mūsų standartinį. Tai žodžiu, apie fizinį ilgį čia jokios kalbos nėra. Esmė yra, grubiai tariant, kiek didina. Tai reiškia, jeigu šitą mes laikome standartiniu, tai paskutinis laiptelis prieš teleobjektyvus yra 85, kai kurie autoriai vadina 70 mm, kad reiškia, kai dar laikome standartinių portretinių objektyvų. Viskas, kas yra daugiau už 85 mm, čia grubiai tariant 1,5 karto didina, jau yra laikomi trumpais. Trumpais, kadangi fiziškai tuo metu buvo trumpesni. Tai reiškia tokie nedidelio priartinimo tele. Pavyzdžiui, čia matome 100 mm objektyvą. Jisai čia šiuo atveju beveik tiksliai yra dvigubai ilgesnis ir jisai mums duoda dvigubai, kaip sakyt, pritrauktą vaizdą. Dar labai populiarus, kaip sakyt, portretinis, kaip sakyt, teleobjektyvas trumpo nuotolio yra 135 mm. Ir iš esmės tai yra viršutinė riba trumpiems, kaip sakyt, teleobjektyvams. Nuo 135 mm prasideda vidutinio atstumo teleobjektyvai. Tai reiškia, pavyzdžiui, 200 mm ir, grubiai tariant, pasibaigia 300 mm. Ir nuo, reiškia, 300 mm, kas yra faktiškai standartinis teleobjektyvas, jų yra visokiausių rūšių, jau pasibaigia tie, kaip sakyti, standartiniai teleobjektyvai. Dar reiktų paminėti šitą daiktą. Kaip matote, jisai gana didžiulis yra. Čia yra, kaip sakyti, klasika. Dėl optikos savybių, dėl įvairių tradicijų, taip jau susiklostė, kad daugybė fotografų pasaulyje visom sistemom naudoja tą patį, kaip sakyti, standartą, zoom objektyvas, artinantis nuo 70, kaip sakiau, tas toksai, tokia riba, kai jau mes laikome, kad objektyvas pritraukia, iki 200, kuris yra pakankamai darbinis. Ir su šitokiais objektyvais yra daroma galybė nuotraukų visam pasaulyje ir pridaryta dėl savo universalumo. Ir jeigu, pavyzdžiui, mums pritrūksta to, kaip sakyti, atstumo, visą laiką galima prikabinti telekonverterį, pavyzdžiui, 2 kartų. Ir tada šitos objektyvas pavirsta į šiek tiek tamsesnį, 140-400, kas jau iš tikrųjų
atitinka medium, reiškia vidutinio ilgio teleobjektyvą ir jau pereina į super teleobjektyvus. Na, aš 400 turiu, bet demonstruoti nenoriu vien dėl dydžio, jis yra tokio paties dydžio kaip šitas, bet manau esmę supratot, kad reiškia iki 135 mm yra, na, tokie santūrūs teleobjektyvai, kurie traukia maždaug 2 kartus, tarp 135-300 tai jau tokie yra standartiniai darbiniai, kur visokias varžybas tenai kažkokias tai vietinės galima pafotografuoti, kažkokius tai įprastinius objektus. Na, o viskas, kas virš 300, jau yra specialūs objektyvai, kurie realiai yra skirti kažkokiem tai specialiem dalykam. Pavyzdžiui, fotografuoti ten kokius nors baikščius paukščius, arba kai yra didžiulis stadionas, ten laksto kokie futbolininkai, formulės varžybos, na, kurio mes negalime prieiti ir mums reikia didinimo ten, nežinau, 10 kartų ir panašiai. Tai užvedant šio, kaip sakyt, mėnesio temą, tai tiek trumpai apie tos teleobjektyvus. O apie šitos 70-300, apie tą visą 300, kaip sakyti, židinio nuotolį aš padarysiu atskirą video. Dar galbūt reiktų paminėti crop sistemos teleobjektyvus. Tai aš čia galiu paimti, kaip sakyti, tokį gana standartinį 55-200. Kadangi crop sistema, tai yra sumažinto kadro arba apkirpto kadro sistema, turi mažesnį jutiklį, tai atitinkamai pačio objektyvo gabaritai, nors optiškai jisai yra, kaip sakyti, patys 200 mm, kas labai akivaizdžiai matosi šičia, jų vis tiek stiklai visi yra mažesni, dėl to jie gali būti kompaktiškesni, bet tai irgi atitinkamai, jeigu padauginam iš 1,5, 55, na, tai gaunam irgi apie 70-75 mm, 200 padauginam iš 1,5, gaunam tos pačius 300, na ir, reiškia, gaunam iš esmės, ne šitą, atsiprašau, mes gaunam iš esmės šitą objektyvą. Reiškia, čia yra 70-300 ant pilno kadro, 55-200 ant nepilno kadro. Ir kaip matom, kaip sakyt, tos fotografų kadravimo tradicijos yra išlaikomos. Na, jos kartais ir nervuoja tos tradicijos, bet, taip yra nusistovėję, kad kokią sistemą be paimsi ar fotoaparatą, na, iš esmės gali kadruoti panašiai. Tas kartais gerai, kartais blogai. Kalbant apie tą sistemos universalumą, pavyzdžiui, čia yra nedidelė variacija, tai yra Sony irgi apkirpto kadro sistemos teleobjektyvas, bet toks gana paprastas, gana prastas netgi. Aplamai, būtų šitie objektyvai, sakyčiau, nelabai verti dėmesio. Čia matome irgi nuo 55 iki 210. Na, ten tos kelis milimetrus didėjo dėl kažkokio optikos ypatumų, bet, taip sakyti, jeigu pilno kadro yra 75-300, yra 70-300, tai nepilno kadro būna 55-200, kartais ten keičiasi tie visokie skaičiukai. Pavyzdžiui, Nikonas turi labai fainą objektyvą, nepilno kadro sistemai 70-300, kuris iš esmės yra, na, kaip sakyt, 1,5 karto labiau artina, jeigu uždedam jį ant apkirpto kadro fotoaparato, negu šitas ant pilno kadro, bet jie optiškai yra labai panašus. Tiesiog šitas objektyvas, jis mažesnį tą vaizdo rutuliuką daro ir yra, pakankamai geras, aštrus, ypač kol naujas, neprisisiurbė dulkių, nes čia yra jo tokia problema, kad jisai vaikščioja šita galinė dalis ir siurbė dulkės, ir kuo senesnis tas objektyvas, tuo daugiau būna dulkių viduj, tuo mažiau ryškus vaizdas. Na, bet čia, taip sakant, kitų video reikalas. Tai tokia trumpa įžanga į teleobjektyvus.